Action. Važiuojam. Sveiki, draugai. Sveikinamės po ilgos pertraukos su podcastais. Podcasto tema yra skirvytė. Skirvytės pirmas etapas. Išeina turbūt pavėluotai. Išeis pavėluotai. Pačiu laiku. Tai norim tiesiog pasidalinti savo patirtim pirmo etapo, kaip treniravomės, ką darėm ir šiaip kodėl laimėjom. Laimėjom labai mažų skirtumų, tik tais vieno taško skirtumų ir aišku, plius kaip Ruslas sako, dviem taškais, nes Sirijaus Bleko dėka, turėjom didžiulį skirtumą svorio, bet didžiulį skirtumą, hebra. Aš nepamenu, kiek buvo. Blemba, ten 20 kg, čia yra labai daug. Gal netgi daugiau, man atrodo, buvo įspūdingai. Vien tik 33 kg. 33 kg. Tai va, norim papasakoti viską nuo pradžių, kaip mums sekės, ką mes darėm. Tai va, pradėjome mes treniruotis ganėtinai anksti, iš tikrųjų. Pradėjom treniruotis... 30 kg skirtumą. 30 kg, nu tai va, tai įsivaizduokit... Pas mus šiam antrą vietą trimdu. O Jėzus. Didžiulis skirtumas. Tai va, pradėjom treniruotis mes realiai 2 savaitės prieš etapą. Mes dabar esam turim tokį planelį arba, tokią tradiciją įsivedam važiuoti treniruotis 2 dienom savaitę prieš. Tai, sakykim, 4-dienį, 5-dienį savaitę prieš etapą. Tai todėl, kad vienos dienos mes jaučiam, kad neužtenka, o po 2 dienų mes jau turim labai, labai platų vaizdą. Ten, sakykim, vieni gali, kiti negali 2 dienom, kažkas tai pasilieka Rusla, pasiliko netgi 3 dienom, nes Laurins negalėjo ten. Tai mes turėjom jau tokią informaciją, kad mes važiavom į etapą treniruotės nuo antradienio. Įsivaizduokit, dar nuo antradienio vėl visi buvom. Bet mes jau antradienį, hebra, sutinkat, kad mes jau... Jau žinojom truputį, ką darysim. Jau buvo aiškumas jau. Jo, ir mes žinojom, kad gaudysim šušarą. Mes manodavom šušaros nuo 3 iki 7 kg. Su bonusais 90 kg. Blembački, hebra, tai papasakokim tą savo kelią nuo antradienio, kai susirinkom visi, ką mes maišėm, žinau, tik tais Ruslanas, mes tik tais realiai susipilam, Rusla labai dažnai, ten mum prichimičint padaro jisai savo, kaip žino. Tai va, tai Rusla, antradienį mes atsimenu, gaudėm 2 Tik gal ne nuo jaukų. Galima papasakoti, pavyzdžiui, kad pasidarėm šėryklą. Pasigamino mes Panevėžį. Kas Laurinai ten gamino? Audris. Audris. Taip ir galvoju, Audris ar Andrius, sakau, Plevokas, ne pavadė. Tai va, tai užsisakėm maksimalaus dydžio, tai pagal mūsų nuostatus, tai 7 cm, 7 ant 5. Tai va tokia šėryklą maksimalią pasigaminom. Jaukinimui startiniam 100-120 gramų pasigaminom. Ir taktika buvo, kad startinį jaukinimą tokį jau riebų daryti gerą. Tai va, kas ten daro iš tokių įdomesnių papasakot. Nieko, tam prasme... Pačią šėryklos, tai ką ten kitinėdavom tiesiog mes? Jo, šėryklos kitinėdavom, šiaip šardavom pradinį ganėtinai galingą tokį, bet irgi pasakyčiau, kad per treniruotės tą didelę šėryklą velnias neveikdavo. Kad mes jau pradėjom net abejoti jau. Nes reikia. Jo, pradėjom varyti tom didelėm šėryklom, pasiširti tą didelę šėryklą, tada pirms metėms nieka nėra. Kadangi... Mūsų temo plakis buvo. Jo, mūsų temo plakis buvo. Gaudėm plakį. Bet mes labai gerai bonusų pagaudėm. Jo, pastovi. 2-3 kokios. Ir labai patemdavo. Taip, ir mes pasakėm prieš tos saugi mūsų buvo, jautėm šitą saugų planą. Bet kaip čia dabar gavos, kad 5-dienį mes nesugaudėm tada, ne? 5-dienį dingo šušara. Aš buvau iki galo
Buvo pagrindinį svorį, darė bonusai ir Jo. nebebuvo įmanoma. Mes jau ketvirtadienį matėm, nes mes vaikščiojom per Jo, aš tada negaudžiau. Ir aš tada, Aš tada atsisėdau pas Artūrą ant platformos ir pagavau per pusvalandį 10 tokių gražių. Nu kaip tai smėkimas? O suprantat, o man ant tiek nervas jėma, o aš tokį karšį įkaliau. Tai, sakau, Rusla, mano vienas karšis, sakau, blemba, sakau, nu kas iš to, kad tu čia prasidėjai, sakau, nuvažiavau ant antros krantinės, mes trečioje krantiniai trenavome. Nu beveik visi menas ten daužo karšius, blemba, vien prie manęs ten privarė ten tų karšių, gražiausių, didžiausių. Sakau, Hebra, žinokit, bus blogai, jeigu mes taip darysim, bus blogai. Rusla, ne, laikomės savo planą, gaudysim šušarą. Nes ten, kad menas gaudo, mes visi žinom tų dienų, ta prasme, nu, tada buvo tenai D zona, ne? Jo. Antros galas. Jo, antros galas. Tenai šiaip žuvies visą laiką daug. Nu taip, karščių turime. Taip. Ir mes ten patys ten tą šiušarą traukiam, ten tų karšių pasitaikydavo bonusų, bet blembački, kad tiek daug. Oi, tai mašiną pravažiuosiu. Jo, tai va, tai mėtėmės. Ir gal jau laikas pasakyti, kad penktadienį mes dar pragaudėm, aš neatsimenu, kur mes penktadienį gaudėm. Gaudėm Salos gale. Salos gale ir tada man labai gerai buvo, bet aš tada pagavau 4 sezonus ir man atrodo 2 ar 3 karšius. Yeah. O aš pagavau 1 karšį. Jo. Ir 10 plakių. Pagavau, sezonų pagavau. Tau labai gerai sekėsi. Man labai irgi gerai. Labai gerai. Mindį irgi vidutiniškai sekėsi. Man blogai sekėsi, iš tikrųjų. Blogai? Sunkiau. Man sunkiau buvo. Prie kazukų sėdėjau, tai... Ai, nu. irgi. Bet karšiukų pagavai nemažai tada, 5 gal. Nedidukus. Mažiukus. Jo. Mažiukus. Ir mes penktadienį tada... Grįžom namo ir sakom, einam. Vabank. Todėl, su geltonu jauku. Ir įsivaizduokit, mes nei vieną dieną prieš tai, nei vienas iš mūsų nebuvo užsimaišęs geltono jauką. Gaudom tokiu, nu, netgi tamsindavom su dažais, biškiu. Nu, ta prasme, kad ta... Gaudėm skirtingom receptūrom, vienas tamsinom dažais, o kita tiesiog tamsiai buvo. Ką mes ten iš tos šušarinės? Mes bronzą su Champion Fido, bronzą su Romainė irgi Champion Fito serija Grosgardonsų. Grosgardonsų, jo, tai būdavo 2 prie 1. Ai ne, 2 Grosgardonsai ir vienas bronza. Taip būdavo, tas raudonis. Bazė. O išmėginom labai daug receptų. Jo, ir realiai nedėjom jokių aromatikų, todėl kad, nu, tai mažai žuveliai mes jautėm, kad, nu, nėra gerai tie visi saldinimai, nesaldinom, nėra gerai kažkokie tai aromiksai ten ir taip toliau. Žodžiu, kažkas ten bandėsi aromas, bet nebuvo nieko geriau. Ne, nes atrodė mums, kad reikia padriko, tiesiog to jauką, tiesiog, kad jisai nuleistų gyvus į dugną. Tiesiog to. Iš gyvų irgi išbandėm belekiek taktikų. Atsimenu, to prasme neatsimenu, o iš to visų treniruočių tu pakarpai kažką tai ir blogai. Viskas, dingsta tau ta maža žuvis, dingsta tau viskas. Sakytumėm, kad ateina karšis, bet niek neteidavo. To prasme, konkrečiai dingdavo žuvis. Nu, ir va tada penktadienį grįžom visi namo, tokie, nu, ganėtinai euforijai, nes tikrai prigaudėm to žuvies, bet jaučiam, kad ten šalia mūsų stovėjo kas inkaras, po dešinį. Jie taip neblogai, bet jie fishing gal tai. Jie karščių pagaudė geltoną aukų, ten pažiūrėjom vieną pusę geltonas jaukas, pažiūrėjom kitą geltonas jaukas, nu ir galvom, varom. Nu, realiai vabank tai nėra, vabank tai toks yra, kad, nu, mes teisingai padarėm. Nu, mes receptūras vis tiek, žinom, plus minus, ką ten karšiui parinkti, tai šiaip tai ten, nežinau, ten nėra vis tiek vieno recepto, ar ten dar kažką vis tiek, kiekviena komanda turi ten kažką savo ir, nu, nėra, kad vienas receptas gaudo. Ten tie visi Champion Fido geltonieji, viskas, kas geltona, tarpusavį ieško, ten 5 ar 6 ar 7 pozicijos ir iš 2, iš 3 ten kombinuojat ir vis tiek atrasit. Tai mes maišėm, tai Wonder Yellow,
Romaninė Brima ir Feeder Special. Šitą. Receptuką bazę. Biškutį saldinom ir džiuviesų. Priedų dar buvo. Jo, bet priedus dėjom tik iš priedų žali džiuviesiai, o aroma, kaip visada, sensasiukas. Sensasiukas. Šiaip labai etapas tas buvo labai sunkus, nes visom komandom ten visos neužtikrintos. Mes gyvas su Laurinu kartu dar ketvirtadienį pasidarėm tokią day offą, kad pavaikščiot po krantą, pažiūrėt, kaip atrodo krantas. Nu tai labai silpnai atrodė, visi pasimetę. Vieninteliai žuklės menas. Jo, Jie ten gražiai gaudė. Tikrai labai viskas ten. Man atrodo, jie ir antrą dieną gerai sugaudė treniruočių. Nes jie sėdėjo tam prie įvažiavimo. Irgi sakė gerai, Audriuks, linkėjimų Audriukui, Audriuks antras užėmė. Jo. Nu, blemba. Šiaip turėtų jiem būti abidna žuklės meno, nes pirmą antrą vietą turi, o komandiškai dėja. No. Jo, taip susiklostė, kad mes ne vienas nepapuolėm į 10-tuką. Aš 10. 12. 12? Eik, tu traukiu blogai. Ne vienas nepapuolėm į 10-tuką, o užėmėm pirmą vietą komandiškai. Tai... Kiekvieną dieną turėjom po 2 vienetukus. Kiekvieną dieną. Tada 9-tuką, aš 9. Ir po porą inkariukų pusiau. 3 inkariukus. Bet visą laiką. 2 vienetukai, 3 inkariukai. Ir fainiai, bet tai pasikeitėm, žinai. Tai labai gerai. Dabar jaučiu, galim papasakot maždaug, nes labai įdomios dienos buvo pas mane, tai žiauriai įdomios buvo dienos, tai kiekvienas galim trumpai papasakot apie savo tas dienas, tai pradėsiu gal aš tada. Tai pirmą dieną viskas pas mane buvo gerai pirmą dieną, bet aš visiems čia vaikščiau per kiemą ir visiems jiems sakiau, kad aš karpių gaudysiu. Artūras sako, Ruslanai, prašau negauti karpio, bet aš sakiau, viskas, aš varysiu ant karpio ir aš prigaudysiu karpius. Bet vis tiek pasiruošiau antrą distanciją, tai Pobrovkė buvo ten 18 metrų pas mane ant karpio. Variau iš ten, susiruošiau meškeres, monovalus, viską pavadėlius susirišau. Bet pavadėlius susirišau 0,16 karpiui. Nu, galvojau, kad užteks. Bet ir užtekė. Tai prisiskandinau dziko, kukurūzą prisiruošiau, žodžiu. Tai va, galvojau, vieną tašką pasidarysiu ant karpio. O kodėl aš ten sumašiau, gal jūs tada sugaudėte kažkaip Laurinas ten. Tu sugaudėt karpių ir aš sakau, ir aš noriu karpių sugaudyti. Jo, gaudėt. 4 karpius traukiu. Nu, tai aš galvoju, viskas, aš pasidarysiu, bet galvoju, nu, dar reikia vis tiek antro taško. Na 33 metrų pasidarau dar karšiui vieną tašką. Nu ir lakščiau, aš ten visą dieną šešpandį lakščiau per tos 2 taškus ir neatsiteniravęs ant karpio. Tai buvo ten tragedija, ten atrodė, kad jis yra, tai dar mane užlaikė ten artimajam taške, kad atrodė, kad jis trinas, tai kad jis ten yra. Nieko ten realiai nebuvo turbūt. O iš to tolimesnio taško 4 kibimus turėjau ir tik vieną karšį sutraukiau, tai likau už berods 11. Tada, jo, likau 11 su to vienu karpiu. Oi, karšiu. Bet jeigu, pavyzdžiui, 2 būčiau įstraukęs 3, tai jau būtų tikrai neblogai, nes Karolis Vaitulionis šalia sėdėjo. Jis 3 kibimus turėjo, 2 įsitraukė ir liko 5. Nu, tai, viskas būtų gerai, reikėjo ir likti ant to karščio. Iš tos tolimos nebuvom mes pasiruošę, tai čia yra nesąmonė, ką aš padariau, kad bandyti tą karpį gaudyti, net neatsitreniramus. Tai va, ir tai tokia va, pirma diena liūdna man praėjo. Tai antrą dieną, tada labai oras buvo blogas, karšinis grynas. Įsitraukiau aš 9, tik atvažiavus ir jau karpio nesiruošiau. Ten apie 30 metrų irgi distanciją pasidariau, jau ant karščio jau. Ir 1 valandą aš negalėjau niekaip susitvarkyti su jais. Tai 4 kibimus berods turėjau, 2 nutraukė pavadžius ir 2 nusipurtė, bet tokie didžiuliai buvo šakės. Nes pasisvėriau aš patį didžiausią žuvį tos dienos, tai buvo 2,7, o ten nuėjo dar didesnis, žodžiu, tie karšiai. Nu tai ir viskas, aš tada atsistojau po valandos laiko tos, parūkiau, ko negalima daryti ant platformos, bet išėjus tai galima padaryti. Nusiraminau, nu galvoju, gerai, jėmu aš tą pavadėlį, kur pasirašiau karpiui, 0,16, didesnis kabliukas ir viskas. Ir pradėjau aš sėkmingai tos karšius gaudyti, ten į valandą tai po 2 kažkur buvo ir buvo
labai sėkmingos ten kelios valandos, kur po 4, po 5 pagavau. Tai rezume buvo iš viso 24 karšiai, 32 kg. Tai po 2,5 valandos counteris rodo 12 karšių, vienas sietas įmestas. Tai primečiau, galvoju, bus kokių 15 kg. Ir įsivaizdavau tą vaizdą, kad ištraukiu aš tą, pasiūriu tą sietą, kaip reikės įmestis tą žuvim. Ne, galvoju, įsitraukiu antrą sietą, užsimečiau, parūkiau, nieks negaudo pas mus zonai. Polas Motūnas ten, sako, gaudo, bet jisai pasimažiukai, sako, ir ten neblogai gaudo, bet ten tau ramu. Nu, tai viskas, po 2,5 valandos galima sakyti, kad zona laimėta savo ir mėgavausi aš tada. Labai ten, kai užsijauti, įsidrasinti, labai viskas gerai eina. Ir va. Tai tokia mano diena buvo ir po to sekė dar krūva sėkmingų dienų, tai po savaitės aš sugrįžau 2 dienom į Skirvytę ir buvo vieną dieną 12 karšių, kitą dieną 10. Tada 4 žvyba, ten vėl buvo apie 12, tai to žodžiu gavos, kad 60 karšių per 4 žvybas man gavos. Tai va labai. Tokiu metu tai čia nu ir va, dabar, galvos galima susirinkti kosmosą. Ir dabar turim tą temą, kurią Rusla pavarė. Jo. Ir bandom sekančiam etapui panašią tepą atidirbinėti. Ką Mindė papasakosi? Aš abi dienas gavau D zoną. Nu, pirmą dieną sunkiai man sekėsi, kol suradau distanciją tinkamą, nes pradžioje gaudžiau iš gal 27 metrų, man nepamenu tiksliai. Reikėjo pereiti 42 irgi. Ten buvo žuvis, nu, per vėlai aš ją atradau. Ištraukiau ten porą karšių, porą atsikabino, karpiuką dar įsitraukiau. Iš to 42? Taip. Oi, viso. Nedidelį, bet atitiko. O čia galas buvo D? Ne, buvo pradžia. D5 buvo pirmą dieną. O tai D5 čia maždaug kur už salos, jau čia grinai. Kur mes sėdėjom per treniruotę penktadienį? Ne, tu sėdėjai, man atrodo, D1 šeštadienį, nes aš sėdėjau D1 per treniruotę penktadienį. D1, antrą dieną D5 sėdėjau. Tai jo, tai buvo. Jo, ten baisu. Buvo sunku ir su ištraukimu buvo sunku, jo. Pirmą dieną 9 likau savo zonai. Antrą dieną kažkiek geriau, D5 sektoriui. Jau žinojau atstumą, kaip gaudyti. Jau galėjai gaudyti. Jau pradėjau gaudyti. Irgi keletą buvo atsikabinimų. Bet likau 7. Tai gerai labai. Vis tiek. Viduriukas. Komandiškai gerai. Jo, nu, Kaziūnė. Palyginus. Pirmą dieną tai... Pirmą dieną man labai pasisekė, nes išsitraukiau zonos gana sudėtingoj vietoj, bet sektorių, kuriame sėdėjau dieną prieš tai. Va, penktadienį. Tai viskas, aišku, buvo su distancijom. Net klipsai buvo nenuimti iš vakaro, tai aš tiesiog išsitraukiau dėklus ir gaudžiau. Nieko nereikėjo. O tam pačiam sektoriui tu buvai, ne? Taip. Į kokią ten distanciją? 27, ne kažkas tai? Jo, panašiai. Apie 30 metų. Jo, biškį toliau buvo. Ir Kaziūnė, kaip būtų nebuvę, kaip nebuvę. Tai taip netyčia atsitiko irgi, kad paėmiau pirmą dieną zonelę. O sekmadienį keliavau į kitą betongį. Wow. Ir ten buvo... Pas mane, ne? Visiškai kitokia dainelė. Ten dominavo karpis, o su karpio realizacija turėjau šiek tiek problemų. Tikrai, neleido. Bet jau karvas baisiai. Buvau porą gerų pasikabinės, tik tai nepavyko ištraukti, tai jau ten, jeigu karpį gaudyti, tai 14-likinis, 6-likinis pavadys yra nieko vertas. Nieko vertas. Nuo 0,20 reikėtų ruoštis karpį. Žiūrint koks, nes antroji betonkiai karpiukai, kai kurie yra ten mažesni, iki 3 kg, ten gal 3,5, tai ten tie plonesni pavadėliai yra gerai. Bet jeigu karpis yra
5-7 kg Sazanas, tai jisai, jeigu sugalvoja, kad nori keliauti, jisai tiesiog keliauja. Jam ten nemotais turbūt, kas ten yra. Tai gal iš manęs tiek. Nu, tai pirmą dieną pirmas, antrą dieną kelintas. Antrą dieną 9. Irgi gerai, nu blemba, 9. Nu, komandai blogai yra kaip plius 10 plius turbūt. Nu, bet taip, tai, nu, jeigu ten turim kažką. Komandai gali būti vienas tinkaras, bet tada kiti turi labai gerai. Arba bent jau pėtakėlį. Tai va, tai kas dabar tada Laurinkus ar man dabar papasakot? Tai gali aš. Davai to. Tai aš pirmą dieną gavau A2. Vipa. Nu, realiai jo. Jo, ten didelis. Ten buvom, tai trynėm rankom, ten džiaugiamės. Žiaurus jaudulys buvo. Bet ten sėdėjom per treniruotę ir mes distanciją jau grinai žinojom, ko kabinti. Ir realiai labai stebint vandenį prieš startą, matės, kur vaikšto tie karščiai, o jau be proto ten buvo, nu, to prasme. Ir mano kaimynai padarė didelę klaidą su distancija. Ir aš po starto 10 minutį jau turėjau karščių, 2,5 kg. Ir aš gaudžiuosi net 12 pavadėliais. Nes reikės taresnių. Tai aš tada pirmą dieną zoną ėmiau. Ten irgi riebiai ėmė, ne? Jo, porą sezanų ištraukiau, 4 kilus gal virš karščio. Ir užteko. O antrą dieną gavau realiai, ten kur Kaziukas pirmą ėmė zoną, per vieną sektorių šoną. Ir 4,5 valandas turėjau vieną pūgžlį. Ir kad ir ką dariau, nieks neveikė. Ir liks 25 minutėm turėjau vieną karšinį kibimą nepakirtau, antrą nepakirtau, tada 2 iš eilės karščiukus ir 4 plakius. Ir realiai, aš man atrodo, ar 11-12 zonai. Ir realiai, žiūrint komandiškai, jeigu būčiau neišsivartęs, būtumėm likę be nieko. Gal netgi treti būtumėm, ar ketvirti. Kažė, nes, nu, per vieną ten, jo, būtumėm krytę, gali būti. Bet, nu, skirvytė yra skirvytė, ten gali išskapanuoti per paskutinę valandą. Jo. Tokie telkiniai yra realiai labai dažnai vadinami 1 valandos varžybos, nes tu per 1 valandą gali padaryti, atėję pas tave žuvis, o kaip šiandien pas mane, pavyzdžiui, per treniruotę. Taip. 4 valandas nieko negaudžiau, tada per nu, imkim, 40 minučių aš pagavau, tiksliau, ištraukiau 3, vieną karšį buvo užsikabinęs už peleko, prie kranto atitrūko, tada karpis nutrūko ir dar vieną karšį nepakirtau, tai realiai iš 6-3, nu, silpnai čia toksai, bet realiai, nu, jeigu viską būčiau užtraukęs, tai viskas, nu, tai zona, tai realiai. Nu, pagal šiandien tai turbūt būtų jau vienas iš tokių rimtesnių rezultatų. Ne pirmas, bet antras būčiau. Jo, nu, skirvytė tokia yra, nu, jinais, nu, yra, kaip nori, taip sakykit, yra tų sektorių, kur, nu, tu nieko negali padaryti. Jo, mesgi per treniruotę, man atrodo, penktadienį paskutinę ten sėdėjom ir labai gerai pamatėm, kad ten... Jo, tu sėdėjai šalia manęs, tai pragas buvo. Jo, taigi vieną karšį pagavau ir gal kokius 7 ar 8. Į tai ten išėjai kažkur toli, į tai vis tiek. Ne, tai va ten vieną ir pagavau tą karšiuką. O daugiaugi, nu... Man tą tavo vietą primena, mes tandemą praeitais metais, ar užpraeitais, sėdėjom Ugnius su Liudu ir mes. Ten mes sėdėjom su Rusla, kur aš sėdėjau. O jie sėdėjo toje vietoje, kur tu sėdėjai. Ir jie nieko negalėjo padaryti, tiesiog mes taip sudaužėm, kad ten, nu, supranti, man artimoje nebėra, aš nuėjau tą 45-47, nu, aš pradėjau taip daužyti, lemba, kad šakės, tam Ugnius už galvo, nu, ta prasme, jie iš viso nebegavo. Tada, kaip tavo tas vaizdelis, atsimenu, Liudas 2 dienas kibimo nematęs, trauk tą vieną karšelį, tą, žinai, paskui tą vienintelį išsitraukė. Juokingai. Tai va, tai jau mano tai diena irgi buvo tokia labai įdomi. Šeštadienį gavau E-zoną. Nu, net ne E-pabaiga, tai kaip ten skaitos? Nes iš kitos pusės... Ne, E4 kažkas. E4, jo, E4 aš gavau, E5. Ir suprantat, nuo E1 iki E8, man atrodo, absoliučiai nebuvo jokios didesnės žuvies negu plakis. Nei karpių. Tai va, Baranauskas, už Baranauską dar vienas sėdėjo, tada Aleks.
Alex viską padarė su šušara. Jo. Jis šušarytę gaudė. Aš ir tą šušarytę gaudžiau, nes, buvau atkalęs tą šušarytę per treniruotės, bet jos nebuvo tiek, kad jos galėtum pagaudyti. Ir aš po to valandai kažkur tai likus iki varžybų pabaigos, ten srovės tarp kitko nebuvo. Aš gaudžiau 27 gal metrų ir aš pradėjau ridenti šėryklą. Bet taip stipriai ridenti, ta prasme, bėga ta šėrykla. Aha. Ir blemba, vienas karšiukas tas, žinai, bet tie mažiukai tie. Jo. Vienas, antras, trečias, ketvirtas. Ir aš kažkokiu tai būdu surinkau tas 3 kilos. Ir supranti, aš ten likau 9, nes, iš tos pusės visi, iš viso ten. Ir Vidas dar, va. Likus 15 minučių ten, žiūri, jau atsistojęs. Jau pareina, parsitraukė tą 2,5 ten ar 2,8, didžiulį. Ir apėjo mane svorį. Ten, aišku, šušaras turėjo taip toliau. Tai va, pirmą dieną, žodžiu, taip va buvo liūdnai. Antrą dieną buvo man labai įdomi tokia ir, sakykime, ganėtinai išsigandau pradžioj gavęs tą zoną, todėl kad sėdėjau aš, gavau ten visiškai niekam neypatingą sektorių, dar pasižiūrėjau pagal rezultatus, tai net nupurtė. Mano zona buvo paskutinė vieta. Blemba galvoju, pykęs. Blemba išsitraukiau B zoną, kur yra žuvies ir pasižiūriu pagal rezultatą, ten kažkas tai paskutinis. Aik, tu savo motyvacijos. Ne, tu sėdėjai, B sėdėjai. B, aš sakiau B. Ir žiūriu paskutinis tas žmogelis. B9, ten B10 ar B11, kažkas panašaus. Ir suprantat, o Lidžius, ta zona B16, man atrodo, kur blemba laimėjo Tadas. Jo. Pirmas. Mes tada žiūrėjom, kad Viskas galvoju. Ta prasme, o jie mūsų priešininkai, mes ten šalia viens kito. Galvoju ragas. Bet nieko, susiradau taškelį, tarp kitko artimą tašką. Ten 21, man atrodo, buvo, ar 20, 20,5 buvo kažkas panašaus. Tokia nesąmoninga distancija. Nes, aš ten radau gražų dugną tokį, iš kietą į minkštą perėjimą tokį ir be kliuvinių, be nieko, žiauriai patiko. Galvoju, gerai čia, į antrą tašką padariau ant 36, kad visiškai nuo visų pabėg. Nors tenai bandžiau, blemba 150 nelaiką, bet galvoju, lai buntas. Ta prasme, vis tiek sugalvosiu žvierką turėjau. Buvau pastaruosius 180 mes, 180 laikį. Būčiau, ta prasme, ką daryti. Bet pas mane žuvis pasirodė pirmą po gal pusę valandos. Ir va taip, kaip Prūslas sako, į valandą po 2-3 žuvis. Paskutinę valandą buvo labai gerai, pagaudavau, ten nieko daug neversdamas gyvų, ta prasme ant kablio tradiciškai slėkelis, su cikėlis, matilį tarp kitko buvom nurašę, bet jėmė ant matiliaus po tom pačią galą. Karpyt praktiškai nieko nekarpiau, ten ant pačią galą bandžiau kažką, tai šiaip padavinėjai po biškiutį kasterę, po biškiutį slėpučią. Ir žiauri gerai, irgi va, zoną ėmiau, ganėtinai nesunkiai, ta prasme, sakyčiau, ten gal 3 kilais aš daugiau sugaudžiau negu antrą vietą, tai skaitau, kad gerai. Ir aplinkui turėjau rimtus varžovus, tai sakau, Validžius buvo šalia, Alikas irgi sugebėjau Aliką apgaudyti, jisai visiškai man iš dešinės buvo, tada, dar iš eik žvejot, Deltuvom, nuo to, ne, šalia manęs buvo Ąžuolas. Tai tasai, jisai buvo sugaudė 12 kažkur kilo, pas mane beveik 14, tai 2,5 kilo. Bet vis tiek čia yra 2 žuvis didelės arba 1 didelė. Tai va, tai pavyko mums suvaryti. Tai va, ir tai po to netikėtai, jau tikrai netikėtai visiems. Turbūt jo, aš galvojau, kad iš vis mes krytam. Jo. Ar Rusla, ar kas sako, ko tu nesidžiaugi? Sakau, kuo džiaugtis? Sako, pirmės! Ne, tai aš atsimenu Mindės veidą. Mindė toks irgi vaikšto kaip žemė pardavęs. Mindė, mes pirmi. Jo, pirmi! Žodžiu, ta emocija buvo tokia, tikrai išvargta, hebra. Ta prasme, buvo žiauriai išvargta. Darbinė, grinai darbinė. Ir tas lietus, tas oras. Blembai, taip sunku, blemba. Jo, tik antrą dieną lietus pralėjo. Jo, vėjas. Ir ne šiaip lietus, o liūtis tokia. Jogi per apdovanojimus vos nekrušą pradėjo. Tai va, norim padėkoti savo žiūrovam
kaip sakiau ir kaip sakysiu. Ačiū, kad prenumeruojat, ačiū, kad mumis stebit, ačiū, kad palaikot, spaudžiat laiką, komentuojat. Ir didžiulis ačiū mūsų ilgamečiai rėmėjai. Survival LT, Vilniuje aфиgeną parduotuvę. Viskas turizmui, karybai, airsoftui, bet kam. Žiauriai gerom kainom, jeigu pasakysit nuolaidos kodą Žvejų tribūną. Nebejoju, kad Vaidas padarys, ane, chebrytė? Manau, kad Vietų. Taip, ačiū dar mūsų senajam rėmėjui pritų metų Žukliai, kuris neberėmė šiais metais. Ne, juokauju, remia. Tada viskas. Mes šiais metais dirbam be rėmėjų realiai. Realiai tik tai Žvejų tribūna. Mūsų Žvejų tribūna ir Survivalas yra Žvejų tribūna dėl to, kad yra Vaidas mūsų klubo narys. Tai va. Tai, kaip sakiau, be jokios reklamos, tik tai pūrė, tik tai informacija. Ane, chebrytė? Tai va, sumetam rankelę visgi, gerai. Žvejų tribūna.